esu Ugnė. Ką tik sutikom turistų autobusą. Jie čia mane nužiūrinėja taip, kadangi biškai šaukiančiai atrodau tokiu metų laiku, šitaip apsirengus. Tik smarasiai dar persirenginė, tai aišku, tai būna dar žmonių, kadangi jų būna daug, tai buvo parke. Arba vidury gatvės dar buvo. Jeigu galėčiau rinktis lokaciją, tai rinktis smėlį arba jūrą. Visos tokios fotosesijos prie jūros, nu jos gražios, būna labai gražios nuotraukos. O tai ypatingai, jeigu saulėlydis vakare, tai pagauna tokias šviesas, tikrai labai fainos būna tokios gražios. Čia yra vienintelė vieta, kurioje saulė pateka iš marių ir nusileidžia į jūrą. Čia galima visą tai pamatyti. Įsivaizduojat? Iš tikrųjų tai tikiuosi gražios nuotraukos. Ir kviečiu stebėti mano fotosesiją. Eidam. I feel good, I feel excited. Fotosesija tai buvo labai fainai. Iš tikrųjų taip ir tikėjausi. Sunku tą patikėti, bet tikrai buvo netgi karšta. Su fashion fotosesijom tikrai galėčiau sulyginti, nes ir pozos buvo tokios labiau fashion, ne tokios, tarkim, ne iš tų saldžiųjų. Tikrai rinkčiausi fotosesiją lauke ant akmens, negu kad studijom lovos. Daug gražesnis peizažas ir nuotrauka savaime gaunasi daug geresnė. Kaip matėte, esu ne blondinė. Kaip mano plaukų spalvą apibūdinti, kiekvienas kaip nori, taip gali. Aš nieko prieš. Dėl to vaikystėje buvau labai engiama. Tai dabar esu visiškai neengiama. Fotosesija tikrai buvo labai gera. Gera tai yra, kai niekas nepykdo. Tarkim, nei vienas iš komandos narių nėra supykęs, visi dirba draugiškai, visi patenkinti. Ką man reiškia tas kalendorius? Gerą fotosesiją su Gediminu Žilinsku. Apsilankymą Nidoje. Tikiuosi, kad šitą nuotrauką, kuri bus Olele vakaro žinių kalendoriuje, tai papuoš mano portfolio. Nes aš tikrai tikiu, kad jinai bus gera. O gal ir įspūdinga. Čia bus kiekvienam spręsti. Gamtoj, su vaizdais, saulės laikrodžiu. O jūs jau ją matot. Na ir kaip? Nu, Gedai, kaip?